Homeopatiniai įsitikinimai yra įsitikinimai apie įvairių organizmo būsenų priežastis. Nujaučiu, kad mes juos naudojam dažnai, bet identifikuojam, kad tokius turim gerokai rečiau. Tarkim, galim turėti įsitikinimą, kad cukrus pagerina nuotaiką, kuris fiziologiškai yra teisingas, tik per ilgą laiką gadina sveikatą. Arba galim turėti įsitikinimą, kad išalkom, nes nevalgėm mėsos, kuris jau yra abejotinas, nes netikėto alkio pojūčio priežasčių yra iš tiesų labai daug. Šiame tyrime nustatyta, kad tėvai savo vaikus išmoko aiškinti savo alkio ir troškulio priežastis, tai yra moko tų homeostatinių įsitikinimų. Taip kaip žmonės aiškina šios pojūčius ir jų atsiradimą, reikšmingai dažnai sutampa tarp tėvų ir jų suaugusių vaikų. Vadinasi, yra tikimybė, kad tai yra perduota per mokymą. Tai yra labai logiška, bet vis tiek labai nuostabu. Taip kaip tėvai išmoko vaikus pavadinti, kas yra pyktis, skausmas ar džiaugsmas, taip jie išmoko pavadinti, kas yra alkis ar troškulys ir iš kur jie atsiranda ir ką su to daryti. Žinoma, nereikia nuvertinti ir savarankiškai išmokto malonumo, pavalgius pajusti slopstantį alkį. Bet išmokstama dalis neturėtų būti mažiau svarbi. Toks šiandien margumynas. Skanaus, taikos ir ramybės.